Sveiki gyvi. Sveiki, mes ir vėl čia. Galvojame pasimsim šį savaitgalį jūs su mumis, kadangi veiksim visai įdomių dalykėlių, ar ne? O taip. Tai galvojame, pasivaikščiosim su jumis kartu. Niekur labai toli nekeliavome. Kur mes važiavam dabar? O čia paslaptis, pamatysit ir pabandykit atspėti, kur mes esame. Atvažiavam į Raždiną. Viskas sužinai. Atvažiavam į kalėdinį tą marketą. Turgu. Jisai yra čia laukinis, laukia visi pardavinėja ir pažiūrėsime, ką jie gamina, kokius siūlo rankų darbo produktus. Keliaujam pasižvalgyti po mugę. Čia daug žmonių kažką gražaus jau išpardavinėja. Kažkas ant stiklo, man atrodo, paišyta. Pušalai. Kepuraitės. Čia va, kryžėlis čia siuvinėta. Kiek darbo. Anksčiau vaikystėje aš mėgdavau kryžėlius siuvinėti, o tu? Nemėgdavau kryžėlius siuvinėti. Šalta? Fotografų darbai. Nori ką nors užkasti, nusipirkti? Sūrą už 5 eurus. Tai tik sūris gaus. Taip, yra truputį užkandinių. Skaniai. Šalia čia yra gražus ežeras, bet šiandieną ant tiek yra rūkas, kad to ežero beveik ir nesimato iš tiesų. Ar matot kažką? Labai didžiulis rūkas šiandieną krenta. Ruonių, sveikuolių, ruonių. Iš tiesų dabar laukia minusas, yra gruodžio 2 diena ir taip šalta, mes tiesiog styram abudu. Taip šalta, kad tuoj važiuosim dabar. Nusipirkom kelis daikčiukus. Iš tiesų neplanavom nieko pirkti, bet nusipirkom. Ir mugėje mes sutikom merginą, kuri pardavinėja čia. Mes su ją pardavinėjom irgi Milton Keynes'o mugėje. Tai pasikalbėjom su jai, nuo jos dar nupirkome. Paremti, kaip sakant, tą smulkų verslą. Tai iš tiesų nesitikėjome jos sutikti, tai taip smagiai pakalbėjome. Ir dabar jau mus siek lydėsim link namų. Daug čia nieko neparodėme, nes labai šalta, kažkaip nesinori traukti tą telefoną į laukų ir net liežuvis veliasi ant tiek šalta. Tai ką, keliaujam link mašinos keliaujam ir parodysim. Ir mes parodysim, ką toliau veiksime šiom dienomis. Pavalgėm savo pusryčius, brūkšnelis, pietus, nes jau yra po 1. Ir dabar lekiam namuku. Jau ne? Šiandien kokie dar planai. Vakare joga vesi pamoką ir mus siek susitiksime rytoj, nes rytoj bus dar tokia įdomesnė diena. Tai iki vėliau. Atvažiavam kur? Sūlų atvažiavam. Atvažiavam į Hobbycraftą. Gavau užsakymą kepurytę padaryti, tik spalvytės tokios neturim, tai einam ieškoti siūlų ir šiaip gal ką nors rasi. Aišku, prisipirksim daug. O reik, nereik. Judam. Siūlų rojus. Mes ieškom Dark Purple. Tai būtų šitą jaučiu. Ne, čia blizganti. Bet tai Purple. Šitokia jaučiu reikėtų. Čia ne Purple. O kokia? Ten Purple. Išrinkom spalvas, tai bus ta tamsi purpulinė kepurytė, o mėlyna sau. Aš jau galvoju, ką sau priderinsiu su jie. Tai bus tiek. Iš tiesų, kai dabar vėl tas spalvas pamačiau, noriu vėl kažką gražaus daryti. O šitie spalvoti. Šitie labai gražus.
Multiple color šitą. Rainbow. Nusipirkom, apsipirkom. Apsipirkom siūlų ir dabar susiom apsipirkti maisto savaitį, nes mūsų šaldytuvas yra tuščias kaip pasikorisi žiūrkė, tenai tik tai laksto. Net žiūrkė nebelaksto. Net žiūrkė nebelaksto. Ir paskui 2 valandą mes važiuojame kur? Kažkur. Paslapsi pamatysite, kur 2 valandą važiuosime. Bus kažkas įdomesnio negu šiaip apsipirkinėjimai. Tai iki vėliau. Atvažiavome. Aišku, lyn kaip visą laiką. Jo, laikas, oras nepasisekė. Atvažiavome į mūsų miesto parką į vieną dvarą, kuriame vyksta įdomios šventės. Ir šiandieną vyksta tokia kaip kalėdinė mugė. Bus surašę gyva muzika, maistas ir dar kažkokie užsiėmimai, tai važiuojame parodys. Einame, tai vėliau jau nebevažiuojam. Jau atvažiavom. Jau atvažiavom. Einam valgyti. Iš tiesų, kai nepainiai padaryta, mes manėm, kad bus tam dvare viskas, o čia fermuose išdėstyta visur. O ypač tos skanėstai, kurie su arklio kvapu. Aš apsimojau batus, aukštakulnius, paltuką gražų, sakau, po dvarą pasivaikščiosim, o mes atėjom po fermas. Žiūrėkit, bet kas yra čia, Rudolfas. Miega savo. Nemiega. Guli, tai kaip ir ilsisi. Išmingiausi 2 svarai uždėjim. Žodžiu, sušlapom, susimurtinom ir važiuom namo. Aš nežinau, man šis parkas nuvylė. Aš galvojau, pagal jų tą skelbimą rašė, kad bus dvare jų ta mugė, bus gyva, uždengiau kamerą, bus gyva muzika, maisto bus. Muzika tik pradeda dabar, jie tenai pradeda mokintis gruoti. Susidėti viską, o mes jau viską ir apėjom. Tai nežinau, nevažiuokit. Beje, įėjimas kainavo 2 svarai. Tai... Ne, svaras per žmogų. Svaras per žmogų, tai, bet nevažiuokit, žodžiu. Važiuok. Nors šiandien ir paskutinė diena visos šventės. Tai. Mašiną parduovinį. Tai va, važiuojam namo. Galvojom, kad bus įdomus video. Nuvažiuosim per savaitgalį į 2 muges. Parodysim, kur galite atvažiuoti. Bet gavosi toks fiasko, kad nevažiuoti, niekur negalima važiuoti. Realiai padarėm taip, kad į Raždaną tikrai galit nuvažiuoti. Ten, aišku, jeigu šalta, bet nesušlapsit kojų. Nevažiuosim po murzus. Ir kvapo mėšlo nebus. Yra tas dvaras ir jie šalia tos yra kaip ir... Arklidės. Arklidės jo ir iš tų arklidžių jie padarė patalpas tiem prekybininkam, bet tai šlapia visur, tie šiaudai mėtosi, kvapas yra. Jo, ten saldamynų tikrai nenorėčiau pirkti su... Ne, ir maistą pirkti ten kažkaip net mėšlą kvapą. Tai... Bet... Rudolfas yra tenai. Ne Rudolfas, o... Elnis. Elnis. Už 2 svarus Elnę pamatyti, nu gal ir verta vaikams atvežti. Vaikams galėdom, bet iš toli kažkur važiuoti ne, tikrai ne. Nebent stotelė kokia, žinai. Jeigu gyvenate Northamptone, tai galite ateiti pasižiūrėti. Bent vaikus atvežti, Elnę pamatyti tiklą. Tai ką, turbūt daugiau mes nieko ir nebeparodysime, nes sekmadienis eina į pabaigą. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Beje, dar norėjau jūsų paklausti, ar norite, jog šiemet darytumėme kokį receptą kalėdinį. Pernai mes darėme grybukų receptus ir kūčiukus, o šiemet ar norite kokio kūčių recepto? Kalakutą. Jei taip, komentuokite ir kažką sukonstruosime. Tai ką? Nulipdysim kalakutą. Iki kitų kartų. Iš žuvies.